1, 2, 1, 2, 3, 4. Draugas direktoriau, mes visi čia susirinkę laukiame darbo. Bus kada pašalpa. Ponuliai, jūsų klausimas mane labai nuliūdino. Pinigus reikia užsidirbti, o ne kaulyt iš valdžios. Pasakykit konkrečiai, ko reikia. Mes nebijom nei jokio pasitrauk darbo, nei balto, nei juodo. Mes galim dirbti ir su popierium, ir su anglim. Mielas bedarbi, čia yra, atsiprašant, ne informacijos biuras, o darbo birža. Čia žmonės ateina ieškoti ne informacijos, o darbo. Tu durnas, kiek aš esu mėgojęs su padavėjais, tai visi buvo bobus. O mano vienas kaimynas dirbo senais laikais Žalgirio stadione padavėjų. Tai labai talkovas mužikas buvo. Mes taip su juo susidraugavom, kad jis net nusivesdavo mane vaiką pas save namo ir žaisdavom gaidį ir bachūrą. Mes sutinkam. Sutinkam. Gaidys, aišku, aš būdavau. Teisingai, žmogus turi mobilų telefoną ir jie... Tarmatas nei sąžinės pas... Suka. Ach, tu išgama! Tu eik pasiskaityk iškabą ant durų! Čia yra darbo birža, o ne buhalterija, kad tau pinigus dalyti! Ir kur mes rytamės? Ačiū. Ačiū, ponė. Ačiū. Ačiū. Iki malonaus, ponė. Jūs turėkit sarmatos, pinigų vergai, išgamos jūs prakeikti gyvatės. Kaip jums? O girdžiat, mielas ponas. Prašau. Darbo birža tam ir yra, kad žmogus neatsidurtų ant gatvės. Nekaip groji. Aš gerai groju. Aš dar mokyklos estradinėme ansamblį buvau, akordus bare paimdavau ir periborčikais Stairway to Heaven. Ir fūzą buvau pasidaręs iš tranzistoriaus ir kronos. Jamam mes šitą darbą. Neman manęs. O jergau, o viešpatė, direktorius. O jergau manie, neužsigavo. Kaip mes gerai susigaudom piniginiuose srautuose. A tu tos pinigus uždirbai, kad nesigėdėjai tokių klausimų klaust? O tu dėlėk ant jo. Ai, užgėdojo. Jūs mums darbą duokite, savo dėkingumą savo susikiškite šikną. Girdi, senukas! O girdi! O tu bent žinai, kaip ta pica atrodo? Nesvarbu, kad panašu į tai, ką tu pagalvojai. Čia reikia jaunų ir energingų vyrų. Ko jums reikia? Ach, tu padugnia, tu nediskriminuok tautos ir valstybės savo netinkamų prisitaikymų visuomeniai. Take him away! Eik tu, moč, tu per sena, tave pašaus, a gal dar duok padėk Dievė ir išžagins. Mes jamam šitą garbingą darbą. Mirtis įkaitų pagrobėjams. Mes išvaduosim netgi tos, kurių niekas nepagrobė. Mirtis. Ha, šupčiu. Ha. Įkaitų drama. Vo. Tuoj. Laba diena, ponai bedarbiai, darbui.
Mano kompiuterinė laikmena turi vieną kompiuterinę nešmeną. Šitas darbas per geras, todėl duosiu savo švogeriu. Tokį išgamą tik ant Briukseliui akusti. Oi, svaločius, o kus svaločius. Nematot, nes čia visi savy galit patikėti mums paslaptingiausią savo paslaptkas. Purvas jūs! Jo! Kaip bus su fucking darbu! Ačiū, v grabų matėm. Mes žmonės rimti, tai norim ir darbo atitinkamamo. Tu žiūrai mane! Tai tu pagalvok pats, jeigu ateis kokia panelė su miniaku ir ten iš po miniako abuolmušiai triusikai matosi, o tai sakai spausk gazą, spausk stabdį ir tuo pats metu už leškos spaudai. Kuti, mes jabam šitą darbą, rašykit sunkyną. Tai ko čia dabar nervuojasi visas abuolmušiais pagaugais, snukis nuvėjęs. Neėmei, tai neėmei, okei? O tai šposininkas mūsų direktoriai. Eina sau, tai bent laikraštys. Jūs pravoslaviškiai tinginiai, tinginių paltis išgamos. Parazitai Lietuvos. Atsiprašau, aš daugiau taip niekada nedarysiu. Velnias negriebs. Aš ilgai gyvenau Fabijoniškėse prie Sąvartyno, kur dabar Seimo ponų namai išdygo. Tai vasara tokia smarvė, kad net musės numirdavo. Ir išgyvenau. Nieko. Tu kaip aš vis panašios ranką. Einam, taigi instrukcijas vietoj. Kur tu eini, asilė? Dabar šį kartą pro čia išeina. Nedaužyk. Nedaužyk. Kad tu daužai visą laiką? Taip. Pas tai nagų prikarpyta viduje, kišenė mačiau, čia vat kišenė. Cigaretės dėdėjai kur? Buvom šunį į sauną nusivedę. Tai šuo išprakaitavo, šlakus šuns surinkom, labai nuo anginos padeda. Nu ne, šuns šlakas geriau. O nu, direktorius nėra, jis užimtas, teks palaukti. Man iš čia, čia vis tylos, blecha. Ko norit? Į valstybinę įstaigą atėjęs. Atsiprašom, tamsta, gal žinot, ar išmokas mokės šiandien? Ką žinau, aš nesu direktorius. Mes panašus į direktorių, mums dažnai painioja, bet aš nesu direktorius. Sėskit. Dabar benk, aš prašau tave. Teisingai, von iš čia. Lėšgamos svolačiai. Tokio naglumo, gerbiamas direktoriau. Sunku pasitikėtis buvo. Šiaip tai mes norėjom darbo. Bet jeigu mes nelaiku, tai galim išeiti. Nu ir šposininkas mūsų direktorius ir su žmonėm moka ir kokią baiką numesti. Tau aišku, Pimpalienė, tu smegmavota,
tu nevalytas bomžo rėktume. Tai jeigu tau aišku, tai kodėl tu kiekvieną savaitę ateini čia ir klausinėji visokių šudinybių, jeigu tau aišku. Direktorius, generalinis, jūs negaiškit laiko ir nervų su tais idiotais. Jūs pasakykit, ką jūs va turit, prašom, kokius pasiūlymus galit mums pasiūlyti. A kur randasi ta, kaip jūs sakėt, kriukrių urėdija? Nu, žinot, generalinis biški baisu, bet ir įdomu. Mes paėmėm šitą darbą. Smegmatikai. Čia labai palauk. Jam tuos Čia jie ant jūsų. Mes daugiau taip nedarysime. Gal jau ne. Mes norėtume ko nors, netokio dulkino pageidautina grinam ore, kaip ten bebūtų už lango pavasaris duotuoju momentu. Ne, mes šautuvo neturim. Eik iš šio darbo, Taip, nuotaikos nėra. Ką jau ten liūdna, pasižiūrėkit į mus. Iš karto pralinksmėsite. Šūdą turiu. Šūdą galvoja. Bet... Labai jau pikantiškas pavadinimas, skamba kaip gyvydė... Stop! Shut the fuck up! Baigti be to fuck. Kokią darbą atlieka degustatorius? Aš meluoju, avaka tau, sabaka. Aš nemeluoju, aš dantį duodu. Koks tavo reikalas, germafroditė su kepeninėm ausim. Jeigu direktorius klausia, reiškia, jam reikia žinoti. Tu, pinigų rėjikas su kareivio šveiko veidu, pasižiūrėk į veidrodį. Atneš šį veidrodį. Pasižiūrėk, išpampės, koks tu nesublogęs, kurių velnių tautos prakruštos pašalpos reikalingos. Sėskės į vietą! Sabaka, tu palik mane ramybėj! Būtina visas savo nedakruštas problemas užkraut ant jaunos valstybės pečių. Ką turėki? Apsiraminam visi, apsiraminam. Direktorius, tęskite, prašom. Aš tai girdėjau, kad vandenio bijosi tie, kur serga pasiutlygė. Jums tikrai, ponas direktorius, generalinis, blogai su nervais. Turbūt kaip pas maršalą Mannerheimą niešti nuo neurodermito oda, kasotės visą laiką. Tu durnas? Kas? Tu durnas, tau su nervais blogai. A čia blogai. Mergos, kai mokinsis plaukyti, taigi mes iš apačios smaugimukus prilaikysim už papūkų. Jamam! Mokam, tikrai mokam. Įmokam, ypač peteliškę. Tai, tu žinok, nebijok. Tai šiaip tai būsim ant Melkavodjaus, a kai giliau, tai paimsim gelbėjimo liemenės. Jamam šitą darbą, mes mokam plaukti, kaip filosofas Arvydas Juozaitis. Pušku baseinė, pušku. Kutenkit mane, kutenkit. Generalinis mūsų nervuojasi. Laik, mama. Aš miego labai. Tai kas neaišku, tai gal ateikit paaiškinsim, generalinis. Jo. Tai mes galim patylėti, bet kaip mes galim nepatylėti, kai nesuprantam, ką jūs norit pasakyti, tai kad kažko nesuprantam. Čia ne mes gadinam orą, generalinis, čia va šitie padlaižiai, sabako. Kad tu galvoja?
mūsų direktorius tai kaip koks viršininkas, o darbo birža kaip kokia ministerija. Respektas. Cool. Aš tau po to papasakosiu, mano senelis kolūky buvo karvių sėklintojas. Direktorius, ponas generalinis, kaip tai norėtume, ko nors liaudiškai tariant, švaresnio, žinot. Girdi tu, garbaus amžiaus rodon kepuraitę, ko tu jam akis draskai? Mes jamam šitą darbą, sėdėsim su dzindziliukais ant narų, gersim alų su vantais, vanosimės, kūrybinis darbas. Sabaka. Šala kukarėla, pirties. Šala kukarėla, pirties. Šala kukarėla, pirties. Debilizacija užsiimat čia. Iš kur, ponas, žinom, ar tokios Lietuvos mes norėjom? O, cuka, a? O tai kas gero tame kompiuteryje randasi? Klausyk tu, bakenbardinis išmata su Povilo Gylio bakenbardais. Reikės ir sužinosim. Mes kryžmės golius garažą keičiam, o čia dviejų socialdemokratų nepakeisim. Atsiprašau, ponas direktorius, ką ten reiks daryti? Sunku suprast, ponas direktorių, iš tiesų, šitiegi chroniai net neieško darbo, net nebando. O ne, kas čia taip išdrasėjo, mano draugas Siurbelė, mane gal išeinam, ko tyli, einam pašnekėsim kaip vyrai. Užsičiauk, piderastė. Nieko nesuprantu. Kam cigarečių fabrikui šūdas įda šlapės? Jau tikrai ir kategoriškai ne. Tu ką, nesupranti, pederastė, kad reiks šaudyt? A tai kaip jam negėda šitaip meluoti? A jeigu taip gerai buvo, tai ko išėjai tada? Reikėjo ir toliau dirbti. Gal irgi būtum iš žmogus išėjęs. Tu šūdo vabalę su raganosiu veidu, tau negėdas dar su gerbiamu ponu direktorium giminiautis. A pasakyk, Rožė. Rožė. Tavo draugas Pimpin. Rožė. Direktoris, prašom išsamios informacijos, kokių Lietuvai reikia specialistų. Tačiau gal mudu, aš bei Česlovas išties galėtume imtis šio darbo, tad juoba, kad mudu esame davę hipopotamo priesaiką. O tai bent direktorius, ir šposininkas bei apgavikas. Reikėjo iškart pasakyti, kad toks darbas. Tad mes jamam šį darbą. Kapšo pačiupinsim. Be pirštinių. Mes jamam šitą. Kapšą pačiupik man. Nemoki nedirbsi medicinos darbuotojų. Kapšą pačiupinėsim, kapšą. Kapšą pačiupysim. Kompiuteristų reikia visur ir visada. Tai eikit ir tvarkykit tos kompiuterius, kad jie pakyba. Šūdą tik tais jie tesugeba malt. Jie seniai dudon gavęs? Tu skirdis senas spirdalų. Tai lieki nebės. Tiek. Jeigu tu ir turėjai kada nors seksologijos žinių, tai seniai to viską Alzheimeris sugriaužia. Vat mes su gerbiamu ponu Česlovu, tai ir filmų matė, ir žurnalų turim, ir anekdotų tą temą žinom, kad galėtume studentams atpalaiduoti po sunkaus protinio darbo. Atiduok kakinius. Pasiim kakinius. Vienas Štrausas. Aš jūs į ubagų balių pakviesiu. Valsio pašokį. Tumbačka, pambačka. Mes studentams už kapšo sportiniai salėje pačiupinėsim. Ir man kartais galit pačiupinėti nieko. Tu senas žopa, atsiprašant. Tai jeigu tau tai prie tarybų valdžios buvo gerai, tai kūliš tu jos neginiai. Ir šik neišlaižyk jam, Brokevičių. Piskit ją į galvą. Su erekcija ar be? Aš moku vaizduoti 8 galūnėm žmogų su pimpalo apskritime. Tai gal
Nu, taigi malonu. Nespauskit manęs. Ramiai, ponas, seno dramblio kolojam. Ko nuotaiką žmonėms gadinam, suplėšytas Lukašenkos sargi. Atėjai į darbą ieškotis, tai ieškokis. Senas šūdas, isterikas laidoja. Užčiaupkit srėbtuvės. Ponas direktorius, toks klausimas yra, ką būtent daro žuvies rūkytojas? Tinka. Tinka. Mes paimam šitą darbą labai jums ačiū. Ačiū. Malonu. Jam šitą darbą. Mūsų direktorius kaip tikras jefreitorius. Tai jeigu taip dėmesingai klausaisi, tai ko visą laiką kaseisi, sutriausi išpera, šūdžiau. Jeigu negerbėt savęs, tai gerbkit kitus. Tu smirdalūnas, aš su tavim šneku. Gal išeinam į koridorių? O, labai teisingai pastebėta ir pasakyta. Va jums pašalpų. Žydai. Pidarastų nereikia? Tu sargi, taigi labai paprasta. Nuveisim tas listovkės, išmesim į artimiausią šiukšlių dėžę. Einam. Mes jamam šitą darbą. Aš pirmas išeisiu. O tu dar čia man paaiškinsi, žilagalvis sniečkau, kiaušus nupjausiu. Abudu. Klausyk tu, šunsnuki, kokios tau pašalpos. Direktorius gerbiamas teisingai kartą sakė, kad čia ne pašalpų, čia darbo birža. O kas nedirba, senas graikė, tam ir pašalpų duoti nereikia. Ką tu ten nori išsioperuoti, senelį? Ten impotencijos negydo. Ne, ten tik korekcijas daro. A su tavo amžium koks skirtumas, kiek ten pas tave kabo? Ar 3 centimetrai, ar pusę metro? Ką? Tu su savo tais poteriais išvestum iš kantrybę net motiną Terezę, jeigu jinai gyva būtų. Kad tu spjaudaisi ant mane? Atsiprašau. Atsiprašau? O ką man dabar tavo seniokiškas salaivas, kaip man išvalyti? A? Nuo naujo megztinio, broniaus. Tau gal ponas, jo, mano naujas megztinis ir marškiniai. Pats skalpsi, su losku atsiprašau, ar su taidu. O kas tu iš vis tasi, kad čia kirptumėsi į mūsų pokalbį, gal padai svylą? Tu šliūcha sena su štolciu senu. Arba girtuoklis apvems ir susinamins. Taip. Mes tikrai jamam šitą darbą. Jamam. Dar skalpsi man po to šitą megztinį. Žinai, kiek kainavo? Kilogramas 3 litrai tokio.